net jeigu ir įsibirtų, tu rasi iš kur paimti, jeigu ne vieną siūlą, tai kitą, jeigu ne vieną ranką, ne kitą žmogų, tai tu vis tiek rasi iš kur gauti tos jėgos, kad viską tu sugebėtum surišti. Gyvenime pasiimi viską, ką jisai tau duoda, nuo baltų, smulkių gėlių iki stambių žiedų ir viską į tą savo gyvenimą sukrauni ir tvirtai jį riši. Ir kiekvieną tą dalyką saugai, tausoji ir prikabini taip, kad tau pavyktų prisiminti tai, ką tu patyrei. Turi tokią gyvenimo uodegą kažkokią. Turbūt pati žinai, kas tavo uodega galėtų būti. Dar jos šiek tiek neatsisakei, bet manau, kad pavyks. Manau, kad pavyks ir čia viskas ir spalviškai. Tai tą uodegą žino, kad tau reikia išmesti ir jos niekur nebesinešti. Sugebėjai rasti vietos dideliems žiedams, stambiems, dideliems gyvenimo įvykiams, bet tai reiškia, kad tų įvykių dar bus. 1, 2, 3. Kas dar? Ne. Tai neborė. Sugebėjai rasti vietos ne tik žiedams, bet ir žolynams, kurie reiškia, kad nors gyvenime ir būna ne tik tų žiedų, tų žolynų irgi būna, bet sugebi pamatyti būtent tos žiedus. Ne žolynus, ne kažkokius vargus, bet tai, ko galėtum džiaugtis ir ką turėtum nešiotis. Vainikas tvirtas, tuo mes džiaugiamės ir visus turėtum pasidžiaugti, nes nors ir turi silpnesnių vietų, kur atrodo galėtų įsipaimti ir išbirti, bet jisai visas yra laikosi kartu. Dabar surasim tavo filmą. Kad tai Ramonėlė galėškai. Čia pasakau. Ramonėlių tai įsidėjo visam vainike. Savęs nepamiršti. Ir tas labai svarbu yra savęs taip pat nepamiršti. Bet taip pat tie visi spalvoti žiedai galėtų reikšti, kad turi nemažai žmonių, kurie tave taip pat brangina. Ir jie tave supa čia, kitur, 3 vietoj, 4, 5 ir kiekvieną tave visur kažkur jie supa. Tai ne tas pats žmogus nuolat kartojasi, tai vis kiti žmonės. Jie kažkur krūvoj vienoj nesusėdė, tu nepalikai vietos, kur yra ne žmonių laikas, yra jie visur yra paskleidę, bet tu juos įsileidi. Bet vienoj krūvoj nelaikai, po truputį. Renki tas patirtis asmeniškai po truputį. Kad visiems užtektų dėmesio tavo. Nu, ką nors intriguojančių. Žiūrės, Marina, vaikų. Vabaliukų ieškai? Išrankė Baružėlės vabaliukai. Byri. Žiūrėk. Bet byra tavo praeitis, o ateitis ir tavo pasilieka. Tik tavo uodegą nusimes. Tavo uodegą nusimes. Ir vaikų. Yra. Tuoj bus pinsiu. Tai eini tavo Ramunės. Ir tą vaikų būrį, tai sakyčiau, kad nemaža. Bet tai čia yra tavo potencialas. Kiek jūs su Vilium jų nuspręsit turėti, tai reiškia, kad turėti jūsų gali daug. Ir kurios norėsi, tos turėsi. Ir jūsų vaikai jūs pasirinkti. Taip, kaip vaikai renkasi iš tų laukia, galėsi išsirinkti. Vaikai renkasi tėvus, bet ir tėvai renkasi vaikus. Tai žinok, kad jūs jau renkasi. Kaip greitai pasakyti negaliu. Tai ko jūs nuo tokia daug subadėt? Ką nenaudot. Visai greičiau dar. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkai tinkamą vainikėlio dydį ir sugebėjai jį pasimatuoti
ar nepasimatuodama pasidaryti tokį, kad jis tau būtų būtent toks, kaip ir tavo gyvenimas, kaip ir jūsų su Vilium būsimas gyvenimas, bet šitam vainike daugiau yra viskas apie tave. Apie tave dėl to, kad iš Viliaus reikėtų burti jo pačio vainiko šluotos ir panašiai, o čia yra tavo dūšia, tavo siela ir tavo rinkinys, tavo draugai, tavo gyvenimas, tavo uodegos, kurios greitai nusimes ir tavo sugebėjimas surišti viską į vieną krūvą. Tai dabar to savo kūrinio nepamesk, pasidėt, gali nešiot. Aš noriu nešioti dabar. O reikės jo pabaigoj? Jo, išsaugok jį. Kad ir Gal kokį, ir bet reikės. išsaugok. Uodega nusuks. Labai gražiai atrodo. Tai va. Tai tiek. Ačiū. Visą tiesą pasakė. Visą tiesą. Mano ragana. Latas nata raganaitė. Kalbėjo dantelį. Nu, tai gerai, galim krautis daiktus ir tada po truputį keliauti. Kas su pokštam darom? Gal dadam kokią vieną? Sparsim pasimiksi. Jo,